Sveikas gyvas, Dainiau. Labas, Tomai. Šiandien turim trečią susitikimą ir priėjome prie, ko gero, sunkiausios, nemaloniausios dalies, kai žmonės sukūrė santykius, sukūrė santuoką, galų gale patenka į tokią situaciją, kur tampa akivaizdu, kad vienintelė išeitis yra skyrybos. Ir šitoje vietoje mano subjektyvių galbūt pastebėjimų daromos klaidos kainuoja tiek emociškai, tiek finansiškai brangiausiai, lyginant su tais dviem santykių etapais, apie kuriuos mes su tavim kalbėjom prieš tai. Ir vėlgi šiandien noriu, kad tu pasidalintum savo patirtimi, aš pasidalinsiu keletų savo įžvalgų, kurios žmonėms padės arba bent jau suteiks tokią galimybę neturėti taip brangiai kainuojančių klaidų arba bent jau tų klaidų nebedaryti toliau. Tai, Dainiau, man būtų įdomi tavo nuomonė, tos esminės skaudžios vietos, tie grėbliai, ant kurių lipama dažniausiai. Taip, tai tas grėblys iš tikrųjų labai skausmingas. Ir ant jo lipa labai nemaža dalis besiskiriančių žmonių. Ir čia šitoje vietoje turbūt pradėsiu nuo to, kad kai man skauda akį, aš einu pas okulistą. Kai man skauda skrandį, aš einu pas gastroenterologą, ar ne? Pats namo aš statyti nemoku, nežinau kaip tu, Tomai. Deja. Samdau žmonės, kurie įrengia būstą ir taip toliau, nes pats tikrai neturiu nei gebėjimų, nei kompetencijų tą dalyką daryti. Kvalifikuotai ir profesionaliai, kas svarbiausia. Tai dėl to viena pirmųjų klaidų, kurią aš matau besiskiriančių žmonių tarpe, tai kad žmonės kabutėse užsiima savigydą, tai yra mėgina patys be jokių atstovų. Jau nekalbu apie tai, kad tie atstovai turėtų specializuotis konkrečiai skyrybų bylose, mėginti išspręsti situaciją, nežinodami nei kokios jų teisės, nei kokios jų pareigos. Čia kalbant tiek apie vaikus, tiek apie turtą. Bet, Dainiau, tai pigiau. Taip, tai iš tikrųjų yra geriausia naujiena yra ta, kad taip yra pigiausia. Taip yra pigiausia, bet blogiausia naujiena, einant į kraštutinumą, ne, nuo geriausios prie blogiausios, yra ta, kad antrą sykį su tuo pačiu žmogum išsiskirti ir pasidalinti turtą jau šanso nebebus. Na, nebent tu antrą sykį susituoks ir antrą kartą skirsis, ne? Tai bet čia jau vėl kita istorija ir kiti turtai ir kiti vaikai. Tai vat čia yra svarbu tai, kad žmogus labai aiškiai išvengtų pagrindinės klaidos, tai yra žinotų, kas jam priklauso, ko jisai gali tikėtis iš proceso, kokia strategija turėtų būti sudėliota ir kaip jinai turėtų būti sudėliota. Tai va čia yra labai svarbu, mano nuomonė, kad tuo klausimu užsiimtų žmogus, advokatas, kuris dirba konkrečiai su skyrybų bylomis. Ir čia yra esminis dalykas tam, kad žmogus gautų profesionalią konsultaciją tuo klausimu. Čia tavo labai geras pastebėjimas, nes iš mano patirties, kalbant su žmonėmis, kurie jau yra skyrybų procese, tikrai matau, kad apie 40–50% tų žmonių, kurie eina į skyrybų procesą jau su advokatu, pasirenka netinkamus specialistus, netinkamus ta prasme, vieni paprašo draugo arba draugės, nes kas geriau padės, jeigu ne kas nors iš pažįstamų. Kiti, čia vat irgi visiškai nesena patirtis, moteris, sunkus skyrybų procesas, jinai pradėjo dalintis, kad jau tai trunka virš 2 metų ir vyras, vis dar esamas vyras tą procesą vilkina kaip įgalėdamas ir man tokia pirma mintis, tai greičiausiai jinai, kaip tu ir sakai,
užsiima savigyda, be jokio specialisto pagalbos, aš taip sakau, tai jūs greičiausiai tai darot viena, be advokato. Ne, aš turiu advokatą, aš turiu gerą advokatą, kuris ten man viską padeda tvarkyti, nors ten situacija jos pačios žodžiais beveik nepajudėjo iš pirminio taško. Ir kai aš sakau, tai advokatas, o jisai skyrybomis užsiima. Ne, čia vat įmoniai, kurioje aš dirbu, vat, jie samdo ten tokius verslo teisininkus, jie ten mums sutartis tvarko ir vat aš paprašiau, ar galėtų padėti, sako, galiu padėti. Tai va čia jo, tas tavo labai paminėtas pavyzdys apie tai, kad vis dėlto, jeigu reikia spręsti regėjimo problemas, tai reikia eiti pas okulistą, o ne pas kito profilio gydytoją, puikiai tinka ir čia, kad žmonėms labai sunku tą dalyką suprasti neturint patirties, bet labai svarbu tą dalyką išgirdus dabar suvokti ir, na paprastai pasakysiu, nekvailioti, nes matant, kaip skyrybų procesą žmonės sekina emociškai ir psichologiškai, tai to netinkamo specialisto pasirinkimas jis gali kainuoti labai brangiai. Taip, ir kaip aš jau ir minėjau mūsų praeito susitikimo metu, kaip be būtų brangiausiai kainuoja pigus skyrybų advokatas. Taip. Ir čia yra iš tikrųjų ta taisyklė, kada tu ne iki galo sužinai savo teises, ne iki galo išsiaiškini, kas tau priklauso, ne iki galo išnaudoji derybinius svertus. Va čia turbūt antra klaida, prie kurios aš jau iš tikrųjų ir pereinu, tai yra ta, kad bent jau su savo klientais aš stengiuosi visais atvejais išnaudoti derybinius svertus. Tai yra tai, kad sutuoktiniai nenueitų į ginčo procesą. Pamėginti susėsti prie derybų stalo ir konstruktyviai tą situaciją išspręsti. Konstruktyviai, greitai, mažiausiom sąnaudom. Ir abipusiai priimtinų būdų. Ir šioje vietoje, ta prasme, tų derybinių svertų išnaudojimas, mano įsitikinimu, yra įmanomas tada, kada abi šalis atstovauja teisininkai, advokatai, kurie dirba su tuo, kurie supranta iki galo reikalo esmę, supranta iki galo rizikas, ir jas klientui pristato, o nenutyli. Tai vat čia yra labai labai svarbi dalis. Ir čiagi, kaip sakant, na, kaip ir pas mane, taip ir pas tave turbūt didžioji dalis klientų ateina per rekomendacijas. Tai yra svarbu turbūt išgirsti, na, advokato darbo ar santykių trenerio, šiuo atveju kokybę darbo iš pirmų lūpų. Kaip yra dirbama, kaip kokybiškai yra dirbama, ar galbūt kur kažkokie tai yra kliūtys, ar sakykime, trūkumai darbo, ar ne? Tai va šioje vietoje, mano nuomonė, išnaudojimas derybinių svertų, tai yra antra klaida, ko nepadaro žmonės iki galo, ar ne? Ir kada, sakykime, pradinėje stadijoje nepamėginus susitarti, vėliau yra iššvaistoma aibė lėšų, turimas procesas kelis, 2-3 metus, 4 metus, sveikata pagadinama, kiti dalykai atsiranda, santykiai galutinai susigadinami, ta prasme, vaikais manipuliuojama per visą šį laikotarpį ir taip toliau. Dainiau, šitoje vietoje, kalbant apie tas derybas, dažnai būna situacija, kai žmonės jau būnant santykėje patekus į krizę, jo netinkamai sprendžiant, ir priejus tą akligatvį, kur aišku, kad reikia skyrybų, ten dar prisiskaldžius malkų, abu būna tokie įsiskaudinę, pikti, apimti pagiežos, noro atkeršti ir tada, žinai, susidaro įspūdis, kad daugumai jau ne iki skyrybų, jau tada jiems skyrybų advokatas reikalingas kaip kažkas, kas padėtų nubausti antrą pusę. Ar aš čia teisingai situaciją? Advokatas iš esmės yra, čia taip perkeltinė prasme pasakysiu, jisai vienais atvejais gali būti skydas, skydas, kuris tave gina, kitais atvejais gali būti ginklas. Ginklas netinkamuose rankose, mes suprantam, prie ko gali privesti. Tai vat čia lygiai taip pat šioje vietoje. Ir labai svarbu, kad advokatas tinkamai atskleistų klientui situaciją. Klientas natūralu, atėjęs su tokiu klausimu, opiu kaip skyrybos, visų emocinių bagažų į kontorą pas advokato konsultacijai. Jisai pirmos konsultacijos metu neretai ieško būdų
Advokatė padarykite, kad kuo labiau kitai pusiai skaudėtų. Jūs tikrai galite, advokatė. Padarykit, kad jam kuo labiau skaudėtų. Aš noriu įkenčiantį matyti. Arba paklausiu, ko tu sieki. Kitos pusės laidotuvių. Tai čia jau net būna, jau kaip sakant, reti, bet net tokie pavyzdžiai. Tai tu pasakai, gerbiamoji ar gerbiamasis, mes einam labai konkrečių konstruktyvių kelių ir mes išspręsim. Pasistengsim dėti maksimalias pastangas tam, kad tą dalyką išspręsti, sudėlioti visus taškus ant į ir išnaudoti kliento situacijoje dėrybinius svertus. Kiekvienoje situacijoje yra stiprių pusių, kurias galima panaudoti dėrybose. Tačiau ne kiekvienas tas stiprias pusės geba atskleisti. Tai jeigu teisingai suprantu, žmogus apimtas to emocinio skausmo, to pykčio, įniršio, ir jeigu jis ateina pas advokatą su intencija, va dabar padaryk tu man taip, kad kitas degtų bausti, tai jeigu advokatas sutinka, tai iš esmės yra ne problemos sprendimas, o problemos didinimas ir gilinimas. Taip, problemos didinimas ir gilinimas iki tokio lygio, kuomet problema jau persimeta ne vien nuo sutuoktinių, bet ir persimeta jau prie vaikų. Ir čia aš turiu iš tikrųjų atskleisti tą aplinkybę, kad maksimaliai turi dėti advokatas pastangas skyrybų byloje tam, kad išvengti proceso. Ir vat geras skyrybų advokatas, ar apskritai geras advokatas, ar geras santykių specialistas bus tas, kuris išspręs problemą minimaliom sąnaudom. Nenuvedęs ilgo kelio žmogaus, o trumpu keliu pasieks rezultatą, kuris klientą tenkina. Nes šioje vietoje, sakykime, skyrybų bylai atsidūrus teisme ginčo tvarka, nori, nenori, įtraukiama vaiko teisų apsaugos tarnyba. Ir va štai čia mes tada turim daugkartinės vaikų apklausas, vaikų įtraukimą, tempimą vaiko į vieną ar į kitą pusę, lojalumo konflikto skatinimą tarp vaikų, manipulacijos vaikai skatinimą. O vaikai, jie yra tik vaikai. Tai prasme, jų geležniems pečiams yra permetama atsakomybė nuspręsti, su kuriuo iš tėvų jiems bus geriausia gyventi. Užduodant klausimus, kuris labiausiai tavim rūpinasi, su kuriuo tu daugiausia laiko leidi ir taip toliau. Ir galutinai tai prieinant, kad ir netiesiogiai prie klausimo, su kuriuo iš tėvų tu labiausiai norėtum gyventi. Taip tiesiogiai neužduodant, aišku, vaikui to klausimo, bet tai skatina lojalumo konfliktą. Iš vaiko varpinė žiūrint, kodėl aš mylėjau abu ir myliu abudu, ir tėtį, ir mamą. Kodėl aš dabar turiu kažkodėl pasirinkti? Jie tai skiriasi, o aš tai čia prie ko? Pasirinkti ir pasakyti, kad šitas yra blogesnis, o šitas yra geresnis. Būtent. Ir šioje vietoje aš niekada nepamiršiu turbūt savo vieno iš klientų pastebėjimo. Prieš 10 gal metų klientas kreipėsi pas mane dėl skyrybų ir jisai pats atėjo pas mane su lūkesčiu, sako, advokatė, padarykit viską, kad mes nenueitumėm ginčo tvarka. Nes sako, aš būdamas vaikas, prisimenu iki šiol po šiai dienai, o jam jau dabar apie 50 metų, vaiko teisų tarnybos klausimą, su kuriuogi iš tėvų tu nori gyventi. Aš sako, po šiai dienai atsimenu šitą klausimą. Aš nenoriu, kad sako, šitą klausimą mano paties vaikai išgirstų. Ir aš padarysiu viską, kad jie to neišgirstų. Tai vat, jeigu žmogus yra sąmoningas, jeigu abudu sutuoktiniai besiskiriantys yra sąmoningi, tai tokių situacijų yra išvengiama. Čia yra idealiu atveju. Jeigu bent vienas yra nesąmoningas, tada yra atstovų turbūt pagalba išspręsti tą santykį taip, kad jisai maksimaliai konstruktyviai išsispręstų be didesnės žalos. Nes aš asmeniškai esu prieš vaikų apklausas teisme, aš esu prieš dažniausiai ekspertizes. Tai yra traumos sukelimas vaikui. Dar vienos traumos, jau neskaitant to, kad vaikas jau būdamas tokiame santykėje, jisai gauna visą eilę psichologinių ir emocinių traumų, tai dar ir iš to, dėl tėvų nesugebėjimo brandžiai išeiti iš to santykių, tai vaikai, kaip grubiai pasakysiu, damušinėjami psichologiškai. Ir kas blogiausia, aš turiu net informuoti apie tokius atvejus, kada, sakykime, vaikai tampa įrankiu, tiesioginė to žodžio prasme, skyrybų byloje pasiekti turtinę naudą savo.
Manipuliuojama vaikais. Matoma, kad va štai nenusileidi. Štai nenusileidi tu man turto padalymo atveju, ar ne? Tai aš mėginsiu atimti vaikus. Ir štai tada tu sulauki tokių klientų ar klienčių lūžių, emocinių lūžių, kada advokatė, palikim jam viską, atiduosiu jau, pelė, kad paliks man vaikus, ta prasme, nieko man nereikia, ta prasme, šitoje vietoje ir taip toliau. Labai daug kartų girdėta istorija? Girdėta istorija ir dažniausiai, aišku, beveik visada tai yra istorijos, kai taip kalba moteris. Būna tikrai labai skaudu, labai apmaudu tą dalyką girdėti. Ir pradėjus gilintis į tą situaciją, o kodėl būtent taip, tai ten vat ir iškyla tas psichologinis ir emocinis nuovargis, noras kuo greičiau atsitraukti ir pasižiūrėjus dar atidžiau krūva pridarytų klaidų. Taip, ir čia kartais, ir net ne kartais, egzistuoja ir klaidos tokios, kada vėlgi ateinama su principais į skyrybų bylą, apskritai į konsultaciją tam tikrą ir taip toliau. Neretai netgi dėrybų metu, aš neslėpsiu, parengiamas yra tikrai racionalus, brandus susitarimo projektas. Jis yra suplėšomas prie akių. Jis net nevertinamas. Kitos pusės. Atėjusios su advokatu, pasakoma, kad čia yra net nesvarstytini dalykai. Ir ką tu galvoji, Tomai? Šalys bylinėjasi 2-3 metus teisme. Ir nepatikėsi, bet aš pasiimu tą patį projektą ir pakeičiu jame tik tai datą, kelias smulkės detalės, ir šalys tą patį projektą pasirašo, kurį prieš 2 metus, paprastai tariant, išmetė į šiukšlių dėžę. Ambicijos, principai. Aš noriu, man reikia, aš turiu gauti tiek, kiek aš noriu. Ir taip toliau. Godumas kartais. Taip. Taip. Tai vat šitie visi dalykai, jie kliudo ir tai yra vėlgi klaidos tam tikros sutuoktinių, kada tu ateini spręsti problemos pas specialistą su lūkesčiu, kad jisai patenkins tavo principus. Ir vargas tam klientui, kuris randa tokį advokatą, kuris sutinka sekti ir vesti klientą jo pasirinktų principinių kelių. Ir vargas ne tik tai tam klientui, o galutinai jūs pats supranta, pasibaigus procesui, bet ir vargas visai šeimai, o ypatingai vaikams. Ypatingai vaikams, jo. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tą psichologinę skyrybų pusę, apie tas klaidas, tai ko gero pastebėjai ir pats bendraudamas su žmonėmis, nes iš vienos pusės taip tu esi advokatas, iš kitos pusės tavo veikloje yra ir daug psichologijos, toks neetatinis psichologas, kad tikrai didelė dalis žmonių, didelė dalis tai 7-8 žmonės iš 10, kurie prieina tokį santykių etapą, jie būna užaugę šeimose, kuriuose jie matė tą patį arba kažką labai panašaus. Kai žmonės esantys sunkių skyrybų procese, vienas iš poros man pasakoja apie tai, kad kai jam buvo 8 metai, jisai klūpėjo prieš mamą, atsiklaupęs ant kelių ir prašė mamą, išeikim, palikim gerinti tėvą, nebenorim, nebereikia, mama, prašau, mama nepaklausė. Žmogus užauga, žmogus susiduria su ta pačia problema, įninka į alkoholį, žmogus užkuria sunkų skyrybų procesą ir va čia sėdėdamas žmogus suvokia, kad jisai atkartoja tą patį. Jisai tada, būdamas mažas 8 metų berniukas, prašė mamos, kad išeikim, mama neišėjo, jisai koks netikėtumas sukūrė tą patį santykį, tik tai dabar jis yra savo tėvo rolė. Koks netikėtumas. Ir šioje vietoje iš tikrųjų vaikai, egzistuoja šeimos ir santuokos, kurias, kaip skyrybų advokatai vadinam, projektas vaikai. Ar ne? Gyvenama dėl vaikų. Nors egzistuoja smurtas, egzistuoja neištikimybė, egzistuoja alkoholis, piktnaudžiavimas juo ir taip toliau ir panašiai. Lyg tai gyvenama, kad, kaip mes čia skirsimės, vaikam juk nuo to bus blogiau. Ir va tokie tavo pateikti pavyzdžiai, iš tikrųjų turėtų, manau, kad ir žiūrovus, ir klausytojus supurtyti
kad ir turbūt net nereikia nesakyti ir vesti prie išvados, tai kasgi blogiau vaikui. Ar gyventi va štai tokioje šeimoje ir matyti va štai tokį pavyzdį, ar išeiti iš santykio ir išvesti vaiką, apsaugant jį nuo žalos jo paties būsimam santykiai. Ir va čia yra momentas, kai tėvai, kurie sako, mes privalom likti dėl vaikų, nes vaikams reikalingi abu tėvai, jie praleidžia vieną labai svarbų dalyką. Vaikams reikalingi abu laimingi tėvai, gebantis kurti darnų, tarpusavio palaikymų, supratimų ir meilę grįstą santykį ir tą aplinką, kurie būtų vaikai. O šitą dalį tėvai pameta ir tada realiai, kaip aš sakau, dažnu atveju pasmerkia savo vaikus. Nes normalu turbūt tada jau vaikas susidaro tokį įspūdį, kad normalu šeimoje gyventi, kur tėvas geria, normalu šeimoje gyventi, kurioje viens kitą vyras su žmona engia, smurtauja psichologiškai ar nedaug dėja fiziškai viens prieš kitą. Normalu gyventi šeimoje, kur apie problemas nekalbama, normalu gyventi šeimoje, kur problemų, kurios galima išspręsti per metus, sprendimas užtrunka 10 metų. Tėvai labai dažnai nesuvokia vieno svarbaus momento, kad vaikus jie moko ir auklėja ne savo žodžiais, kad jūs taip darykit, taip nedarykit, o savo asmeniniu pavyzdžiu. Ir kad tas 5 metų berniukas, 6 metų mergaitė, kurie kartais tėvam atrodo tokie maži ir nenuvokus ir nieko nesuprantantis, jie kopijuoja kiekvieną tėvų veiksmą. Jie kopijuoja kiekvieną tėvų sprendimą. Ir tokiu būdu jie deda pagrindą savo būsimam gyvenimui. Tai čia, Tomai, turbūt mes ir grįžtam prie to, kad tik tai turbūt maksimaliai sąmoningi žmonės gebės priimti konstruktyvų sprendimą ir siekti apsaugoti vaikus. Tai vat kažkaip, čia vėlgi turbūt užduotis numeris 1 yra tas emocijas ir tuos principus nuvesti į 2, 3 planą ir į 1 planą turbūt pastatyti vaikus ir konstruktyvų sprendimo būdą. Taip, jeigu tėvams iš tikrųjų rūpi vaikai, jeigu jie nemeluoja prisidengdami vaikais kaip skydų, kad dar labiau vilkinti tos problemos sprendimą, bet iš tikrųjų nori ją išspręsti, tai taip, statydami vaikų interesą pirmų numerių, jie turėtų bent jau skyrybų procese, kaip tu labai gerai sakei, padaryti viską, kad jisai baigtųsi kuo greičiau ir vaikai į tai niekaip nebūtų įtraukti su pasirinkimu, tu labiau myli mamą ar tėtį, kas yra geresnis, mama ar tėtis, kad šitų dalykų nebūtų. Bet tokiam žingsniui perlipti per savo principus reikia iš tikrųjų labai daug drąsos. Ir aš matau ir kitus atvejus, sakykime, kur žmonės kažkodėl neretai matau besitaikstančių su situacija. Ilgi metai smurto, ilgi metai alkoholizmo kitos pusės, ilgi metai engimo, aš jau nekalbu apie komunikacijos, net nestoką, o nebuvimą. Ir baimę ar nenorą, ar neišdrįsimą išeiti iš šito toksiško santykio, realiai, grubiai toksiško santykio. Ir iš tikrųjų turiu skaudžių atvejų, ir savo praktikoje klientų atvejų, kur, sakykime, ilgametė toksiška santuoka žmogų net priveda prie onkologinės ligos. Ir va štai tokie atvejai yra ypatingai skaudus. Ir kai mums prakalbus praeito posėdžio metu apie neturtinę žalą, tai čia mes turbūt suprantam, jokia neturtinė žala nebetpirks to, nebetpirks tavo gyvenimo. Jau nekalbant apie laiką, jau nekalbant apie visas pastangas, kurias tu dėjai ir taip toliau ir panašiai. Dėl to kentėtai turbūt nieko nedaryti, o tam, kad išeiti iš to, reikia drąsos. Reikia labai daug drąsos ir čia, ko gero, tau irgi tenka matyti pavyzdžius, kai pasirenkama likti santuokoje dėl to, kad antra pusė, tai žmogus turtingas ir vieną dieną tas žmogus gali pažeminti ir sumaišyti su purvais, kitą dieną duos kortelę ir sakys, skrisk apsipirkti į Milaną. Ir
priimamas pasirinkimas, nu vat gal kaip nors. Ir tai yra dar viena klaida, Tomai. Iš tikrųjų, gyvenimas santuokoje dėl patogaus gyvenimo. Dėl patogaus gyvenimo ir aš tam nuolatos iš tikrųjų matau savo konsultacijose žmonės, kurie iš tikrųjų gyvena ypatingai pasiturinčiai. Turi, sukurtą tą aplinką, vadinkim taip, bet jiems patogu gyventi taip, kaip yra. Nepaisant to, kad sutuoktinis smurtauja, nepaisant to, kad alkoholis yra, piknaudžiavimas juo, nepaisant to, kad net vaikai yra, prieš vaikus yra psichologiškai smurtaujama ir visai kaip ir panašiai. Ir šioje vietoje aš po tokių konsultacijų, praėjus, kada žmogus vėlgi grįžta į namus, susidėlioti taškus ant į, nuspręsti, kada pradėti procesą ar jo nepradėti, po kelių metų vartau gyvenimo būdo žurnalus. Matau šią porą pirmuose puslapiuose. Matau tą gražų gyvenimą, kuris yra rodomas lyg tai visuomenė, ar ne? Ir po kelių mėnesių pamatau tą patį žmogų ateinantį pas mane. Jau pribrendusi sprendimui, bet jau su atitinkamomis pasiekmėmis per tą laiką. Iš kitos pusės sutuoktinio, tai yra pasirūpinta tam tikro turto padalinimu. Jau žiūrėk ir žmona ar ten vyras įtikintas, kad va štai čia akcijas reikėjo parduoti, ir sutikimo reikėjo, štai staiga kažkodėl ar ne. Ar ten turtą tam tikrą parduoti, už mažesnę kainą kažkodėl. Tai va ir panašiai. Ir tu jau matai, kad žmogus, kuris atėjo pas tave prieš kelis metus su viena situacija ir vienokiais svertais, jisai pusę tų svertų per tą laiką išvaistė. Pagyveno kažkiek patogiai, bet kita pusė nesnaudė ir susikūrė didesnę gerovę savo. Tam, kad išeitų iš santuokos su didesniu kapšu. Taip, ir šitoje vietoje, tokiuose situacijose, ypatingai su žmonėmis, kurie yra matomi viešumoje, kai va taip su kai kuriais iš jų tenka pasikalbėti, tas idealios santuokos paveikslas, kurį jie sudaro, duodami interviu televizijos žurnalistams, pasakodami apie tobulą santuoką įvairių dienraščių atstovams. Po to tie patys žmonės pripažįsta, tai kaip dabar pasakysiu, kad nieko nesigavo, taigi aš būsiu apsimelavęs ar apsimelavusi. Tai ką apie mane kiti pagalvos, mane pirštais užbadys, iš manęs juoksis. Ir kas įdomiausia, kuo ilgiau žmonės tą tobulą šeimą vaidina, tuo jiems būna sunkiau po to pripažinti, kad vis dėlto mes esame netobuli, vis dėlto mes priėjom tą tašką, kur vienintelis sprendimas yra tik skyrybos. Tai va šitoje vietoje irgi situacija, kuri puikiai iliustruoja, kad kiekviena savaitė, kiekvienas mėnuo, kiekvieni metai praėję vengiant spręsti tam tikrą problemą, tą problemos sprendimą daro vis sudėtingesniu ir sudėtingesniu, o kartais ir neįmanom. Čia irgi vienas iš pavyzdžių, ką teko matyti, tai irgi žinoma savo srities specialistė, gerbiama savo srities specialistė, kuri nesprendė santykių su vyru, nesprendė to, neiškėlė to klausimo, kad jos netenkina vyro nepagarba, žeminimas, požiūris į moterį kaip į vieną iš namų aplinkos aksesuarų ir nedaugiau, privedė prie to, kad jos suaugę vaikai, berniukai, ją pradėjo žiūrėti lygiai taip pat. Ir jau jinai sėdėdama ir verkdama pasakojo ne tik apie tai, kad vyro toks elgesys, bet kad lygiai tą patį elgesį gauna iš savo vaikų. Taip, ir iš tikrųjų per mažai yra galvojama iš sutuoktinių pusės besiskiriančių apie vaikus. Visas esminis dėmesys, visos šviesos nuo pat pradžių nusikreipia kažkaip tais į save. Ir aš net neretai stabdau klientus nuo tokių klaidų, sakykime, kas liečia ir vaikus, kada yra dabar ypatingai populiaru nūdienoje
bendravimo su vaikais leidžiant pusę laiko. Savaitę pas vieną, savaitę pas kitą. Savaitę pas vieną, savaitę pas kitą. Ir aš tokiu atveju, gal kiek nepatogiai, bet klientus mėginu privesti prie klausimo, kad jie iškeltų, ar tai visų pirma tinka vaikui. Pamėginkim dabar kaip suaugę žmonės pagyventi, na, o štai, vienam bute vieną savaitę, tada išsikraustyt kažkur, tada vėl sugrįžt. Ir va tokie kaip amžini keleiviai ant lagaminų. Ar ne? Liktai va sutuoktiniai turi interesą, kad va bendrauti per pusę, bet kodėl vaikas turėtų kilnuotis? Kodėl jisai turėtų būti amžinas keleivis? Ar jam tai tinka? Yra visai eilė straipsnių psichologinių, kurių kažkodėl tėvai neskaito, besiskiriantis, kur yra aibė priežasčių, kodėl bendravimo tvarka per pusę yra žalinga. Bet Dainiau, ar aš klystu, ar tokia bendra tendencija dabar pas mus, jau čia sakykime, gal net iš valstybės pusės, kad va, toks gyvenimas ant lagaminų, toks vaikų gyvenimas, kad čia tampa vos ne norma, nes vėlgi bendraujant su tais, kurie yra skyrybų procese, dažnai tenka girdėti, kad va, valstybės paskirtas mediatorius pasakė, kad tai bus geriausias būdas, tas parekomendavo, tas pasiūlė ir man tai, taip atvirai pasakius, skamba mažiausiai keistai, nes taip, daugelio vaikų tame jokio džiaugsmo nėra. Kas čia per situaciją? Čia turbūt esminis momentas yra tas, kad standartiškai tas, kas tinka viskam, paprastai netinka niekam. Ir bendro vardiklio ir bendro recepto turbūt kiekvieno amžiaus vaikui, o čia yra labai svarbu, nėra. Ir viena yra, sakykime, kada vaikui yra 3 metai, visai kas kita yra, kai vaikui yra 12. Ir va štai čia tada tas kilnojimasis, jisai turi būti vertinamas labai individualiai. Pagal patį vaiką, kaip jisai jaučiasi, kaip jisai nori, galų galia kaip jisai mato tą bendravimą su tėvais. Yra tikrai vaikų, ypatingai paauglių, kuriems tas bendravimas per pusę ypatingai tinka. Yra ypatingai priimtinas. Jisai mato ir vieną laimingą iš tėvų, ir kitą laimingą iš tėvų pagaliau. Ten sukūrusi, kad ir kitus santykius, ar nesukūrusi kitus santykius, visiškai nesvarbu. Bet bendraujantys su abiem tėvais to lygiai. Ir yra tikrai vaikų, kuriems tai tinka. Ir aš manau, kad tėvai, sąmoningi tėvai visų pirma turėtų ir galvoti apie tai, kas jų konkrečiam vaikui tinka. Kaip mes įsivaizduojam savaitę ten 3 metų vaiko be tėčio ar be mamos, ta prasme, šitoje vietoje. Na, vėlgi, tai yra tikrai pakankamai svarbus dalykai, kuriems vieno bendro recepto nėra. Todėl, na, klausyti specialistų, kurie atsako, kad štai tokia yra valstybės politika, teismai eina link tokios politikos, teismai eina link to bendratėvystės modelio, kuris jau ilgus metus už mūsų sienų galioja, ar ne? Bet kažkodėl pas mus Lietuvoje nėra taikomi modeliai tokie, kokie yra taikomi berods Šveicarijoje, kiek man teko yra girdėti, kada kilnojasi tėvai, o ne vaikai. Ir va štai vaikas lieka gyventi savo įprastoje aplinkoje, savo namuose ir savo kambarį su visais savo žaislais, o po savaitę keičiasi tėvai. Tai va visiškai neseniai aš turėjau ir tokį atvejį, kada sutuoktiniai pasidalino turtą per pusę ir iš tikrųjų jie keičiasi po savaitę gyvendami tai vienas, tai kitas tame būste. Tai va čia tėvai, kurie iš tikrųjų dėl vaikų. Čia yra sąmoningų žmonių brandus sprendimas, mano nuomonė, galvojant visų pirma apie vaiką. Čia apskritai skyrybos ir vaikų tema, aš manau, yra labai plati tema ir manipuliacija vaikais ir visi vienaip ar kitaip su to susiję dalykai. Čia jeigu mūsų klausytojams, mūsų žiūrovams tai bus aktualu, čia galėsim, manau, padaryti netgi atskirą pokalbį šitą temą, nes tema jautri ir girdint tuo, ką pasakoja žmonės, čia lygiai taip pat yra daug nežinojimo, daug nesupratimo, daug baimių, daug mitų nugulusių žmonių galvas ir ko rezultate tikrai kenčia būtent vaikai. Tai Tomai, tai šioje vietoje dabar galbūt mes jau galime prieiti prie mūsų pirmo susitikimo metu iškelto klausimo, tai visgi kur yra ta riba tarp galimybės išsaugoti šeimą, galimybės išsaugoti santuoką ir kuomet skyrybos yra jau vienintelė išeitis. Kaip pats matai visą tai kaip asmeninio tobulėjimo treneris? Na, šiuo atveju pasidalinsiu tik tai savo nuomonę pagrįsta
ta patirtimi, kurią aš turiu dirbdamas su žmonėmis, kurią turiu besigilindamas į tą žmonių tarpusavio santykių psichologiją. Ir tai yra visiškai subjektyvi mano patirtis. Kai žmonės kūrė santykį, jie neišvengiamai susidurs, neišvengiamai su tam tikromis problemomis. Pas vienus jos bus didesnės, pas kitus mažesnės, bet jos neišvengiamai bus. Ir jeigu žmonės yra pakankamai sąmoningi ir suinteresuoti to santykio kokybę, susidūrę su tomis problemomis, jie dės maksimalias pastangas, kartu sakykit, atvirai apie tai kalbėti. Yra du žmonės, juk dėl ko žmonės pykstasi? Dėl nepatenkintų lūkesčių, kad vienas iš poros nedaro kažko, ko aš noriu, arba daro tai, ko aš nenoriu. Jeigu jau su tuo susidurėm, dedam ant stalo ir kalbamės. Maksimaliai atvirai apie tai kalbamės, įvardindami konkrečius faktus, ir čia, sakykime, mūsų pokalbė tu atstovavai tą tokią labai neromantišką, racionalią pusę, bet šiuo atveju, kai prieinama prie santykių problemų sprendimo, reikia labai aiškiai savo antrai pusei komunikuoti, kas netenkina. Negalima kalbėti apie tai, kad man reikia daugiau dėmesio, man reikia daugiau laiko kartu. Ne apie tai, kokio konkrečiai dėmesio aš noriu. Aš noriu, kad kai mes grįžtam vakare namo, skirtume 20 minučių pokalbį apie tai, kaip mums sekėsi. Aš noriu, kad vieną kartą per savaitę 2 valandas mes praleistume kartu iki tokio detalumo. Iš pradžio atsakyti į klausimą, ko aš noriu, tada iškomunikuoti tai antrai pusė, ir jeigu antra pusė tai pasiruošus išgirsti, žmonės kartu pradeda tas bendras problemas spręsti. Jeigu jie nesusikalba, jeigu jie nesupranta vienas kito, jeigu jiems nepavyksta išgirsti, nepavyksta iškomunikuoti, jie eina pas trečią žmogų, pas specialistą, kompetentingą specialistą, čia labai irgi svarbi vieta, kuris dirba su santykių problemomis ir užims vertėjo poziciją, kuris padės ir išsakyti, ir išgirsti, ko nori antra pusė, ir išmokys, kaip tas problemas spręsti kartu. Jeigu pora yra suinteresuota eiti ir kalbėti ir spręsti, jeigu patiems nepavyksta, vadinasi, tikimybė, kad tos problemos bus išspręstos, jinai yra. Deja, labai dažnai nutinka tokia situacija, kai interesą kalbėti apie problemas išreiškia tik tai viena pusė, kita pusė sako, aš neturiu jokių problemų, tai čia jau yra pirmas indikatorius, kad žengtas žingsnis link skyrybų. Būna taip, kad abu žmonės nesusikalba, tada nueina pas specialistą ir po pokalbio su specialistu vienas žmogus nori spręsti toliau, kitas sako, viskas, aš nebenoriu, man neįdomu. Čia yra antras indikatorius, kad jau viskas jau artėjama link to, kad greičiausiai. Ir trečias toks, sakyčiau, lūžio taškas, jeigu žmonės nesusikalbėjo kartu, nuėjo pas specialistą, lanko, kaip ir girdi, kas yra sakoma, kaip ir kalba, bet vienas žmogus poroje deda pastangas, o kitas žmogus netgi žinodamas, ką reikia daryti, jisai kaip įgalėdamas tą dalyką sabotuoja. Ir tada jau tampa akivaizdu, kad tai niekur nenuves. Nebus kokybiško santykio poroje, kur vienas iš žmonių nori judėti į priekį visomis prasmėmis, kitas žmogus nori likti tame pačiame taške, nes didės atstumas tarp jų ir kuo bus didesnis atstumas, tuo bus žmonėms sunkiau susikalbėti, suprasti, girdėti, jausti ir taip toliau. Ir va tada tampa aišku, kad viskas. Prieitas tas taškas, kur abiem žmonėms reikia eiti ir kurti naujus santykius su tais, su kuriais jiems tą santykį pavyks sukurti kokybiškai. Tai kiek yra svarbi iš tikrųjų komunikacija tarp žmonių, tiek iki santykio, tiek santykio metu, tiek susidūrus su krize. Ir vat ant kiek tai yra svarbu ir ant kiek iš tikrųjų priklauso ir nuo paties žmogaus noro, valios kažką imti, daryti, keisti, spręsti, tam, kad išspręsti ir taip toliau, nes vienas tu santuokos neišsaugosi. Vienas tu nesukomunikuosi su tuo, kuris su tavimi nekomunikuoja.
Ir tai yra be galo svarbu. Tai dar kas svarbiau, turbūt ir iš savo pusės, ir ką paminėčiau, tai yra tas pasitikėjimas, kur kiekvienas mes turime santuokoje turbūt rasti ribą, ar ne, kad tas pasitikėjimas nebūtų begalinis. Nes tikrai mano paminėti skaudus atvejai, kuomet už akių yra aprašomas turtas kitų asmenų vardais, nuslepiamas turtas, perleidžiama dalis turto iki skyrybų, susidūrus su krize šeimoje, tai jau yra tam tikri indikatoriai, kad santuokoje pasitikėjimo buvo perteklius. Tai va šioje vietoje, kaip bebūtų, esame santykyje, turbūt svarbiausia yra ne tik komunikuoti, bet ir pasitikėjimą turėti ribotą, tam tikrą ir kaip sakant, būti atsargiems, kaip bebūtų, galvoti ne vien apie save, bet ir apie vaikus tuo pačiu, apie jų gerovę ir taip toliau. Taip, tikrai turėti tą brandų pasitikėjimą, kuris neperaugtų į naivumą arba tiesiog tokį sąmoningą nenorėjimą pripažinti, kad yra problemos ir tiesiog bėgimą nuo jų. Tai tikrai nebejoju, kad tiek šio pokalbio metu, tiek tuose, kuriuos turėjom prieš tai, mes davėm visą eilę vertingų įžvalgų ir žmonės, kurie skiria laiką tam, kad mūsų pasiklausytų, pasižiūrėtų, tikrai turi galimybę išvengti tam tikrų skaudžių ir brangiai kainuojančių klaidų. Ir ko mes abu su Dainim tikrai nuoširdžiai norim, tai kad kiekvienas iš jūsų, kurie žiūrit, sukurtumėte maksimalios kokybės santykį. Nes šiandien aš tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, kad būtent nuo santykio artimoje aplinkoje kokybės didžiąja dalimi priklauso kiekvieno iš jūsų gyvenimo kokybė. Aš savo ruožtu palinkėsiu mūsų šiuose susitikimuose su Tomu ir pokalbiuose iš jų pasiimti maksimalią naudą. Ir palinkėsiu, kad šie mūsų pokalbiai ir praktinės įžvalgos, grinai praktinės įžvalgos, nebūtų, sakykime, ta knyga, kurią jūs perskaitėt ir tiesiog perskaitėt ir jinai nugulė kažkur tais, ar ne? Kad kiekvienas turbūt rastumėt patarimą savo, kurį jūs iš mūsų pokalbio išsinešat, kad šis mūsų susitikimas ir pokalbis ir pasidalinimas taptų jums vertingas. Geros klauties. Geros klauties, Dainiau, ačiū tau dar kartą ir iki kitų susitikimų. Malonu.